Nu tai ką, šiandien pamokysiu, kaip sukurti pačią paprasčiausią info komandą. Atsidarome Pavno programą. Atsidarom savo sukurtą GameMod arba filter skriptą arba sukuriam naują. Ir surandam eilutę public on player command text. Štai. Va čia va yra tai, ką suves, kokią komandą, kad parašytų tą, ką norit. Taip, gerai, rašom info. O va čia va rašom viską, ko nori, kad parašytų. Pavyzdžiui, mes norim, kad parašytų ten šone, ten kurie nika, ten emailą ir kažką panašus. Taigi tada rašom send client message player ID, tada spalva. Spalvas galite rasti internete, nežinau, linko labai greitai galima surasti. Aš naudosiu geltoną, tai yra 0xFFFF00AA. Ir tada tarp kabučių rašome tekstą. Taip. Serverio kūrėjas Divuxas. Gerai. Tada vėl dedam kabutės, skliaustą ir nepamirštam kabletaškio. Tada kitoje eilutėje vėl tą patį rašom. Jo, pamiršau paminėti, jeigu tingit rašyti send client message ir taip toliau, jūs galite rasti tarp inklučių. Va. ASAMP send client message. Ir iš karto tarp skliaustų viską vėl rašot. Trinsiu tą. Taip. Vėl rašom player ID, spalva. Taip. Kūrėjo Skype ir ten tada jūs Skype. Gerai, aš parašysiu savo Skype. Ir taip toliau, nepamirštam gale kabletaškę. Jeigu viskas gerai, spaudžiam build, compile and run. Aš greit išsaukusiu, nes naują čia kuriu. Jeigu rašys tokią vieną gražią eilutę, tada reiškia, nėra klaidų, erorų nėra, viskas gerai išsaugota. Dabar man kompa užstrigo. Biški palauksim. Va, kaip čia matot, va tokia eilutė, čia didelis tarpas, viskas gerai. Taip. Arba, pavyzdžiui, padarom kokią nors klaidą. Va, neparašys kabletaškio. Ir iš karto, kai buildinsim, mum išmes erorą. Va, vienas eroras. Taip, žiūrim, koks eroras. Reikėtų, kad būtų tas kabletaškis, bet rado return. Ir va čia parašo kokia kelinta eilutė. Tada ieškam 105 eilutės. Va, rado return. Taip, jeigu čia nėra nieko, tai reiškia žiūrim kur nors kitur. Ir iš karto akis nukrypsta, kad nėra kabletaškio. Vadinam kabletaškį, sukompailinam ir erorų nėra. Ačiū, kad žiūrėjot.